Na va, tai žvelgiame į patį krikščionybės centrą ir jame randame žinią apie išgelbėjimą. Bet kaip praeitą kartą sakiau, tas išgelbėjimas bus aktualus tik tai tiems, kuriems jo reikia to išgelbėjimo. Tai štai dabar žiūrime į tą problemą ir bandome atpažinti, ar jinai mums aktuali. Nes jeigu jinai neaktuali, tai tada krikščionybės išgelbėjimas galbūt reikalingas kaimynui arba Seimo nariams kai kuriems, arba kažkokiem kitiems vargšams žmonėms sutrikusiems kažkaip tai, bet ar man jisai aktualus tas išgelbėjimas krikščioniškasis. Praeitą kartą žvelgėme į Dievo meilės planą. Visagalis, mylintis, labai geras. Dievas sukuria pasaulį laimiai ir nori mus padaryti tą visą pasaulį, visus kūrinius, visus gyvąją ir negyvąją gamtą, aišku, negyvąją taip, tam tikrą prasme, gyvąją labai suprantamai, nori padaryti laimingus. Tai nori juos myli. Meilė tai norėjimas, kad kitas būtų laimingas. Ir tada žiūrėjome, kad žmogaus laimė yra labai artimoj bendrystėje, tame tautiniškas žodis komunijo yra, ir tai bendrystėje sąlyga yra nuogumas. Tai yra atėjimas, kaip sakant, atėjimas į bendrystę. Tam, kad mes toj bendrystėje galėtume būti, aš turiu ateiti. Ir tas biblinė kalba kalbant, tai reiškia, turim būti savimi. Biblinė kalba kalbant, turim būti nuogi, o šiuolaikinė kalba kalbant, turim būti savimi. Nes kitaip aš atsiunčiu kaukę, kažkokią tai kaliausią, kažkokią tai lėlę į tą bendrystę. Na va, tai dabar žiūrėsime, kaipgi sutriko mūsų, kas buvo sutrikdyta, kad mes į tą bendrystę neateiname. Kad mūsų gyvenimuose laimės, ne taip jau daug yra, nežinau, jeigu galbūt sužadėtinės, reiškia, besiruošiantys santuokai, tai daugiau jaučiate, bet, plačiau pažiūrėjus į pasaulį, laimės tikrai stokojame. Ir taip pat santuokų didžioji dalis išyra, tos, kurios neišyra, vargu, ne visos tikrai gilaimingos yra, tai tikrai šitas sritis yra labai probleminė. Tai dabar žiūrėsime, kokie problemos schemą, struktūrą nurodo Biblija. Reiškia, Biblija pateiks labai bendrą struktūrą ir mes tada turim pažiūrėti, ar jinai man tinka ta struktūra. Primenu, kad pirmieji Biblijos skyriai, 11 konkrečiai skyrių, yra parašyti simbolinę kalbą. Reiškia, ją reikia suprasti netiesiogiai, nes jeigu tiesiogiai, tai gautųsi pasaka arba kažkoks tai, toks vaikiškas dalykas, nesusipratimas, o čia yra, reiškia, simbolinė kalba, tai tada žiūrime, reiškia, ką tie simboliai reiškia. Žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode? Moteris atsakė žalčiui, sodo medžių vaisius mes galime valgyti, tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nei jį liesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jau užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, jis skynėsi jo vaisių ir valgė, davė ir savo vyrui buvusiam su ja ir šis valgė. Tuomet abiejų akys atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juosmens aprišalus. Pirmos 7 eilutės, 3 skyriaus, daugumai šitas tekstas yra girdėtas, 2 aktyvūs veikiantieji asmenys. Žaltys ir moteris. Žaltys užduoda 2 klausimus. Pirmas klausimas lengvai atsakomas. Žaltys klausia, ar tikrai jums draudžiama valgyti nuo sodo medžių vaisius. Prisimenam, sodas yra kūrinyje, sodo medžiai yra kūrinijos gerybės ir ponas Žaltys atėjo pasiteirauti, ar Dievas kūrėjas uždraudė naudotis kūrinijos gerybėmis. Reiškia, kūrinija yra nuostabi ir ar jums draudžiama viskuo naudotis? Vargšeliai, sako ponas Žaltys. Moteris šitą žalčio intervenciją atrodytų sėkmingai atremė. Jis sako, kūrinijos gerybėmis mes naudotis galime, tik tai tose ribose, kurias nurodė kūrėjas. Tik tai tose ribose
tam, kad nepakenktume savo patiems. Ir tada Žaltys sako, jūs esate apgauti, nes jūsų laimė slypi būtent tų ribų peržengime, tų ribų pažeidime. Ir Dievas jūs apgavo su labai konkrečiu tikslu. Jisai bijo konkurentų. Jis nenori, kad atsirastų daugiau tokių kaip jis. Ir jūs rinkitės. Arba jūs jau toliau liekate kvaili, naivūs, išgąsdinti vergai, klusniai vykdantys despoto nurodymus, arba jūs imate reikalą į savo rankas, patys sprendžiate, kas jums yra gera ir kas jums yra bloga ir tampate pilnai įsiskleidusios, subrendusios, save realizavusios, save aktualizavusios asmenybės. Renkatės. Tai štai reiškia Žalčio tas koziris šitoje vietoje metamas. Pagrindinis jo argumentas yra tai, kad Dievas jums laimės nenori. Jūs esate pasirinkimo, turite rinktis, nes Dievas jums laimės nenori, laimės norite tik tai jūs patys savo, juk norite būti laimingi, argi ne? Norime. Tai žinokite, kad Dievas jums laimingais tapti nenumatęs yra. Jis jūs numatęs laikyti tokiais kvailais, naiviais vergais, o jūsų laimė tik yra tame, kad jūs nepaklausite Dievui. Dievo įspėjimas, sakė, žmogau, neperžengk tų ribų, nes pakenksi savo. Numirsi. Reiškia, pakenksi savo. Jeigu tu suvalgysi 20 cepelinų, susirgsi. Jeigu tu, reiškia, pažeisi kitas ribas, elgsiesi taip, tarsi traukos dėsnis neegzistuoja, nukrisi, nes jis egzistuoja. Dalykai yra tokie, kokie jie yra, nepriklausomi nuo tavo norėjimo. O Žaltys sako, ne. Kodėl leidžiate Dievui būti Dievu? Jūs patys brėžkite ribas, jūs patys spręskite, kas yra jums gera ir kas jums yra bloga. Kodėl jūs leidžiate kažkam kitam spręsti? Juk Dievas jums laimės nenori. Leisite Dievui brėžti ribas, tai ne, laimės jums nematyti. Dievas juk yra savanaudis, despotas, norintis būti vienintelis. Tokį, reiškia, ką padaro gundytojas, jisai iškreipia Dievo įvaizdį. Ir iš esmės, tas iškreiptas Dievo įvaizdis yra pagrindinė mūsų visų problema. Iš to kyla visos kitos problemos. Mūsų savęs įvaizdis, menkavertiškumas, jautimasis nemylimu, gyvenimas taip tarsi būtume nemylimi. Žodžiu, visos iš esmės problemos čia ir kyla. Ir dabar žmonija stovi prieš pasirinkimą, kurio toksai briauna šis, reiškia, yra kuo pasitikėti. Dabar žodį pasitikėti reikia išversti dar į paprastesnę kalbą. Pasitikėti tai reiškia manyti, kad tu nori man gero. Aš pasitikiu tavimi. Tai reiškia, manau, kad tu nori man gero. Ir pasitikėjimas, ar pasitikėti Dievu, remiantis patirtimi savo gyvenimu su Dievu, kad Dievas yra geras, norintis man laimės, ar pasitikėti, ir žiūrėkite, gundytojas labai įdomų siūlo variantą. Gundytojas nesiūlo pasitikėti juo. O kuo? O pasitikėti savimi. Argi nenuostabus pasiūlymas? Aš juk tikrai esu savo pusėje. Jau kas, bet aš, tai tikrai esu savo pusėje. Ne? Ir jeigu jau reiktų rinktis, tai čia bus saugiausias pasirinkimas. Aš tikrai savo noriu laimės. Tai gal taip ir darau. Ir tas, reiškia, tas vidinis judesys, nepasitikėti Dievu ir jo ribomis, o pasitikėti savimi, nes juk argi ne aš geriausiai žinau, ko man reikia. Reiškia, ir čia tas vidinis judesys, kuris išreiškiamas simboliniu, reiškia, tekstu, jie skynėsi jo vaisių, gėrio ir blogio pažinimo medžio, tai yra ribų peržengimo simbolio ir valgė. Tai vėlgi, kreipkim dėmesį, dažnai žmonės mano, kad tas gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisiaus valgymas yra lytiniai santykiai. Klaida. Lytiniai santykiai nebūtų jokia nuodėmė, jokia bėda nebūtų, nes Dievas sukurdamas vyrą ir moterį, kaip praeito paskaitos sakiau, davė jiems įsakymą, būkite vaisingi ir dauginkitės. Tai Adomas ir Ieva, vyras ir žmona,
lytiniai santykiai tarp jų būtų tik tai šito įsakymo vykdymas. Ką jie ten padarė, mes nežinome. Simboliškai tai aprašyta kaip vaisiaus skynimas ir valgymas. Ar tai buvo, reiškia, o koks buvo veiksmas, ką tas simbolinis aprašymas reiškia, nežinom. Žinom, kad tai buvo veiksmas, išreiškiantis vidinę nuostatą neklusnumą, nepasitikėjimą ar neklusnumą. Bet koks buvo veiksmas, nežinom. Nors žmonės taip populiariai dažniausiai mano, kad tai buvo lytiniai santykiai, tai yra klaidingas manimas, nes tai nebūtų jokia problema. Teologai spėlioja, vis tiek labai įdomus klausimas, ką jie ten prisidirbo. Ką pirmieji žmonės padarė, reiškia, kokiu veiksmu jie nusigrėžė, kokiu veiksmu išsireiškė tas vidinis nepasitikėjimas Dievu. Tai kai kurie teologai spėlioja, kad tai galėjo būti maginis veiksmas, magija, ir reiškia, tam užuominų tekste yra, ir magija būtų toks reiškia, rimta hipotezė, nes magija būtų valdžios, puikybės kupinas valdžios ėmimas ne tik tai žemėje, bet ir dangui, bandymas valdyti dangų, reiškia, dvasinį pasaulį. Pirmoji paskaitoje truputį apie magiją užsiminiau, tai va toksai, bet čia hipotezė, mes tik tai spėliojam, reiškia, mes tiksliai nežinome. Dabar antrasis toksai klaidingas dažnai manimas yra manimas, kad dėl pirmosios nuodėmės, kaip ir dėl visų kitų nuodėmių ir blogybių šioje žemėje kalta yra moteris. Klaida. Kodėl? Todėl, kad jie abu asmenys reiškia laisvi. Ir kiekvienas iš jų yra atsakingas už save. Tai jie nebūtų teisinga taip dabar sverti, tai 50-50 ar 60-40%, ne, 100-100. Reiškia, kiekvienas iš jų apsisprendė nepaklusti Dievui už save. Tai irgi turėkim tokią mintį, kad reiškia, bibliniu požiūriu, katalikišku požiūriu mes esame laisvi ir atsakingi už save. Ir būtų neteisinga, aišku, mes esame įtakojami, mums daro įtaką aplinka, išsilavinimas, ten vaikystės patirtys, traumos, auklėjimas ir taip toliau. Mums daro įtaką, bet galų gale mes, reiškia, darom susprendimą patys. Na va, tai būtų dabar, reiškia, tas tekstas. Dabar žiūrėkim, kas atsitinka, sekanti eilutė, 7 eilutė, paskutinė, reiškia, jie susisiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juosmens aprišalus. Jie slepia savo nuogumą. Labai svarbus tas simbolis nuogumas, jie darosi pirmosius drabužius. Pirmieji drabužiai yra pirmosios sienos, atskiriančios žmogų nuo kito žmogaus. Reiškia, kodėl dabar jie tą daro? Jeigu turėčiau lentą, tai tokią nesudėtingą schemutę nupieščiau. Ją galite lengvai įsivaizduoti. Įsivaizduokime trikampiuką, kuris ženklina Dievą ir po apačią truputį žemiau 2 apskritimus. Galite savo užrašuose nusipiešti. Vieną ir kitą šalia to trikampiuko. Trikampis yra Dievo ženklas, apskritimas Adomas ir Ieva, 2 žmonės, vyras ir moteris. Iki nuopuolio Adomas ir Ieva yra vienas kito akivaizdoje nuogi. Tai reiškia savimi ir yra artimoje bendrystėje, kurią išreiškia ta Adomo giesmė pagaliau. Pagaliau kūnas mano kūno, kaulas mano kaulo, ji bus vadinama žmona. Reiškia, dėl to vyras palieka savo tėvą ir motiną, tai reiškia palieka natūralų artimiausią ryšį, prigimtinį artimiausią ryšį, tai tėvą ir motiną, tam, kad sukurtų naują giliausią ryšį su savo sutuoktinė, su savo, reiškia, vyras ir moteris, sukuriant naują artimiausią ryšį. Vėliau po keleto paskaitų kalbėsiu, labai rimta praktinė problema yra, kai dėl kokių nors emocinių, psichologinių tokių neįgalumų vyras arba moteris nesugeba palikti savo tėvo ir motinos, teisingai palikti, reiškia, ir tada sutrinka jų dviejų tarpusavio naujo ryšio sudarimas. Na, bet dabar kol kas esame tame džiaugsmingame, reiškia, etape, kur jie palieka ir Adomas gieda tą džiaugsmo giesmę pagaliau ir jie, reiškia, palieka tėvą ir motiną ir, reiškia, sudaro vieną naują gyvenimą. Reiškia, vieną naują tampa vienu kūnu, kas reiškia lytinį santykį, lytinį aktą, bet tas lytinis aktas yra ne tik tai kūnų susijungimas, bet gyvenimų susijungimas. Jie tampa bendra keleiviais gyvenime, bendra gyvenimiais, bendrystininkais jie tampa, reiškia.
eis petys į petį kartu per gyvenimą. Ir tavo džiaugsmingą bendrystę išreiškia tapimas vienu kūnu. Na ir dabar žiūrėkit, kaip sutrinka šitas, tai tą schemutę, reiškia mintyse turėkite, Dievas, Adomas, Ieva, artimas ryšys piešiu liniją tarp Dievo ir Adomo ir tarp Dievo ir Ievos ir artimas ryšys jų tarpusavyje. Jie yra, reiškia, visi artimoje bendrystėje. Bendrystė su Dievu išsireiškia ir yra pagrindas jų dviejų tarpusavo bendrystės. Dabar ateina ponas Žaltys, gundytojas, ir sako, ir ponas Žaltys ateina į kiekvieno jų ir mano ir jūsų gyvenimą daug kartų per dieną. Ir jisai sako, reiškia, tau draudžiamas šitas dalykas, ar ne? Vargšelį, kaip man tavęs gaila. Kodėl, kažin, draudžiama tai? Ir tu sakai, nes Dievas tai draudė. Tada ponas Žaltys sako, na matai, argi Dievas nori tau laimės? Jeigu jis tau norėtų laimės, jisai tau leistų šitą dalyką. O dabar jisai tau laimės nenori, bet tu, kvailelį, paklūsti jam ir esi toksai apgailėtinas. Bet tu geriau nepaklusk, pats spręsk, kas tau gera ir bloga ir būsi pilnai laimingas. Tai yra svarbu tavo laimiai tas dalykas. Tai va, ta pati gundymo schema vyksta mūsų visų gyvenimuose. Ir Adomas ir Ieva padaro tą archetipinį vidinį judesį, kurį mes pakartojame savo asmeninėmis nuodėmėmis. Reiškia, Adomas ir Ieva apsisprendžia nutraukti, nubraukiu tą liniją, kuri jungia vieną Adomą su Dievu ir Ievą su Dievu. Nubraukiu. Ir tada paaiškėja, kad nutrūksta ir jų dviejų tarpusavio ryšys. Nubraukiu jų dviejų tarpusavio tą linijukę. Kodėl nutrūksta jų dviejų tarpusavio ryšys? Nu ką, jie nusprendė nutraukti ryšį su Dievu. Nusprendė, bet dabar galėtų savo gražiai draugauti tarpusavėje. Paaiškėja, kad nelieka pagrindo, nelieka, reiškia, garanto jų dviejų tarpusavio ryšiui. Kodėl? Įsivaizduokime, iki nuopuolio Adomas žiūri į Ievą ir gali pilnai ją pasitikėti. Viskuo, ką Ieva galvoja, sako ir daro, todėl, kad jinai kiekvieną savo mintį, žodį ir darbą, būtų taip galima kabutėse sakyti, nubėga pas Dievą pasitikrinti. Dievas yra standartas, Dievas yra, reiškia, atskaitos taškas, pagal kurį Ieva kiekvieną savo mintį, žodį ir darbą pasveria, pamatuoja ir jeigu Dievas sako gerai, tai tada Ieva tą daro. Dievas sprendžia, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir todėl Adomas gali pilnai ją pasitikėti, gali pilnai jos akivaizdoje būti savimi, būti nuogu ir, reiškia, ir tas pasitikėjimas yra sąlyga jų tarpusavio bendrystė. O Adomui Ievos ryšys su Dievu yra garantas šito pasitikėjimo. Jis gali, žiūrėdamas į Ievos ryšį su Dievu, Adomas gali pilnai Ievą pasitikėti. Ir tas pats iš Ievos pusės. Jis žiūri į Adomą ir gali jo pilnai pasitikėti, nes Adomas yra ryšyje su Dievu. Adomas kiekvieną savo mintį, žodį, darbą pasitikrina ir už tai Adomas Ievai yra pilnai patikimas. Jis gali pilnai juo pasitikėti, būti savimi, neslėpti savo pažeidžiamumo, savo ribotumo, savo poreikiškumo, reiškia visų šitų dalykų neslėpti. Ir jie yra toje artimoje, džiaugsmingoje bendrystėje. Dabar kiekvienas iš jų nusprendžia tą ryšį su Dievu nutraukti. Ir Adomas žiūri į Ievą ir mąsto maždaug taip. Čia nėra šventam rašte, bet galima, reiškia, iliustraciją tokią nusipiešti savo. Reiškia, Adomas žiūri į Ievą ir galvoja, aha, Ieva, jinai yra asmuo. Kuo skiriasi asmuo nuo daikto? Asmens vertė yra jame pačiame. Daikto vertė yra kame? Tiek, kiek jis man yra naudingas. Žiūrėkit, kaip aš pagarbiai su šituo mobiliu telefoniuku elgiuosi. Žiūrėkit, vai taip gražiai padedu jį. Kodėl? Todėl, kad jis dar veikia. Kai jisai nepataisomai suges, ką aš darysiu? Išmetu šį. Man jis neįdomus. Ten į laužą ar kažkur tai kokį tai supirktuvę, surinktuvę, kažkur tai ten, reiškia, aš jį atsikratau aš jo. Ne? Asmens vertė yra jame pačiame, nepriklausomai nuo to, kiek jis man naudingas ar ne. Mąsto kažką panašaus mūsų Adomas. Bet palauk, o kas man liepia Ievą, reiškia, vertinti pagal tai, kad jinai asmuo, o ne pagal tai, kiek man yra naudinga. Dievas liepia, bet matot, aš pats sprendžiu, kas gera, kas bloga.
Dievu aš nepasitikiu, jo standartais nepasitikiu. Ir matote, mano laimė susideda iš ilgo sąrašo poreikiškumas, kurių patenkinimui, atvirai kalbant, niekasgi nesirūpina, tik aš pats. Ir dalį iš tų poreikių turės tenkinti Ieva. Kas man marškinius lygins, kas mane linksmins, kas daugybė sąrašas yra ilgas. Ir garantijų, kad Ieva norės tą daryti, nėra. Gerai, kad aš fiziškai stipresnis. Tikiuosi, dažnai nereikės, bet ką gali žinot? Masto mūsų Adomėlis šitokiom linijom. Ir staiga išsigąsta. O kas jeigu Ieva masto panašiai? Ir paaiškėjo, kad taip ir yra. Ieva žiūri Adomą ir sako, Adomas, Adomėlis. Jis yra asmuo ir jo vertė yra jame pačiame, bet palauk, kas man liepia jį vertinti kaip asmenį? Dievas liepia. Matot, standartai yra dabar, aš sprendžiu, kas gerai, kas bloga, ne Dievas. Aš su Dievu ryšį nutraukiu, nes jis man laimės nenori. Aš pati sprendžiu ir mano laimė susideda iš ilgo sąrašo poreikių. Dalį iš tų poreikių turės tenkinti Adomas. Kas man namą pastatys, kas mane aprūpina. Sąrašas ilgas yra. Ir staiga jie pamato, kad jie negali būti vienas kito akivaizdoje nuogi. Jie negali rodyti savo pažeidžiamumo, savo poreikiškumo. Jie turi užsidėti kaukę. Ta kaukė vadinasi, aš kietas. Aš einu per gyvenimą kietas. Man nieko nereikia. Ką jis man gali duoti? Tai yra žmonijos problema, universali žmonijos problema. Tos kaukės, tos sienos, kurios simbolizuoja tie pirmieji drabužiai, mus apsaugo. Mes pasistatom apsauginės sienas. Jos apsaugo. Bet tragedija yra tame, kad jos mus ir atskiria vienas nuo kito. Reiškia, tuo pačiu judesiu, kuriuo aš apsisaugau nuo kitų, pasistatydamas apsauginės sienas, tuo pačiu judesiu aš ir atsiskiriu nuo kitų. Ir pats save įkalinu vienišume, ne bendrystėje, bendrystės nebuvime. Tai štai yra ta universali žmonijos problema, kurioje mes visi esame įpuolę, dėja, sutuoktiniai taip pat. Ir dabar neimkime sutuoktinių, bet, pavyzdžiui, važiuokite tokį dar pavyzduką, kad būtų aiškiau apie tą, ką kalbu. Visi prisimenam savo vidurinę mokyklą ir paskutinės klases. Ar buvo galima jūsų klasėje taip išėti prieš visą klasę ir parodyti, kas dedasi tavo dūšioje, taip atverti dūšią? Dažniausiai ne. Kodėl? Todėl, kad prispjaudys, pasišaipys, būsi pajuokos objektas visą likusį gyvenimą. Lygiai tas pats visose mūsų kitose grupėse. Ar galime darbovietėje patvirauti? Kažkiek tai atsargiai, su kai kuo, bet atsargiai, nes gali būti pasinaudota. Ne? Tu parodyk savo pažeidžiamumą ir tave iš tavo pozicijos žemiau kažkas tai kažkur tai kažkaip tai. Reikia vaidinti, užsidėti kaukę, apsauginę sieną pasistatyti. Štai į kokią bėdą mes įpuolėme. Ir šita bėda galioja visoms mūsų bendrystėms, dėja taip pat ir santuokai. Noriu, kad jūs atpažintumėte tą patį judesį, apie kurį šitas archetipinis pasakojimas Adomo ir Ievos, jisai yra apie mus, apie tave ir apie mane, apie mūsų santuokas. Reiškia, mes esame šitoj pačioj bėdoj. Ir dabar žiūrėkime, į kągi žmonija pardavė, iškeitė bendrystės džiaugsmą. Irgi užkoduotas, dažniausiai be specialios pagalbos net pažinsime. Adomas ir Ieva, tiesa, dar nepasakiau dėl mūsų gerbiamo Adomėlio, klaida manyti, kad tenais Ieva nusidėjo. Kai kurie teologai sako, kad Adomas pirmas nusidėjo. Nežiūrėkite, tame pokalbėje su Žalčiu, kurgi yra mūsų gerbiamas Adomas? Yra šalia. Sekant eilutė sako, jisai buvo šalia. Vadinasi, jisai dalyvavo pokalbė kaip pasyvus stebėtojas. Ir kai kurie teologai sako, o juk jam yra duotas įsakymas saugoti, ginti kūrinyje nuo pavojų. Ir štai yra didžiulis pavojus. Tai vienas mano dėstytojas sako, vyrukai, prisiminkite situaciją, kur lydėjo savo merginą, reiškia vakare, ir tamsiam skergatvėje
pastojo jums kelią Hebrą ir sako, tu paeik į šoną, o ją palik mums. Ir tu turėjai būtinybę apsispręsti. Sakyti, galbūt man baigsis blogai, bet pirmiausiai turėsit praeiti pro mane, arba pasaugoti save. Adomas tyli šitoj situacijoje. Adomas nevykdo savo pareigos ginti savo žmoną. Ir šitas Adomo pabėgimas, Adomo atsakomybės neprisėmimas aidi per visą žmonijos istoriją. Puolęs vyras, dabar žodį puolęs vyras, puolusi moteris, puolęs žmogus naudojo truputį kitą prasme, negu mes esame įpratę. Mūsų kultūroje puolęs vyras tai seksualiai palaidas, reiškia seksualiai netvarkingas pasileidėlis, atitinkamai moteris. Biblinė kalba kalbant, puolęs vyras yra nuo Dievo nusigręžęs. Visi mes esame puolę. Visi mes esame nuo Dievo nusigręžę. Tai va, puolęs vyras turi šitą pirminę tendenciją neprisimti atsakomybės ir pabėgti nuo atsakomybės. Į alkoholį, į kompiuterį, į garažą, į darbą, į žvejybą. Ir kai vyro reikia, jo nėra. Kai iškyla sunkumas, problema, puolęs vyras linkęs yra pasaugoti save, pasaugoti savo laiką, nervus, sveikatą ir palieka moterį vieną dorotis. Truputį, kaip sakant, komiška, bet labai nekomiška. Nes čia yra pats moterį labiausiai trikdantis dalykas. Moteriai sunku gerbti tokį vyrą, bet mes vyrai čia esantis dėja esame visi tokie ir reikės didžiulės pagalbos, kad mes šitą savo pasyvumą įveiktume. Bet reiškia, krikščionybė yra žinia apie išgelbėjimą, nepamirškite šitą. Dabar kalbu apie labai sunkius dalykus, tikiuosi, kad jūs juos atpažinsite ir tie sunkus dalykai, jų atpažinimas gali nuliūdinti ir teisingai nuliūdinti. Bet visą laiką prisiminti, kad krikščionybė yra žinia apie išgelbėjimą. Mums reikalingas gelbėtojas. Tai dabar žiūrime, į kągi pardavė žmonėje šitą bendrystės džiaugsmą ir kame jinai tikisi rasti laimę. Bendrystės ir meilės džiaugsmas. Žmogaus širdis yra sukurta meiliai, bet meiliai reikalingas nuogumas. Kad būtų meilė, aš turiu ateiti į santykį, į bendrystę, o neatsiųsti savo kažkokią tą iškamšą. Ir dabar, bet ateiti į bendrystę yra pavojinga, kaip ką tik nupiešiau. Reiškia, ir aš linkęs esu pasisaugoti ir į bendrystę neiti. Va. Bet tada mano širdis alksta ir trokšta. Ir tada kame aš tikiuosi rasti kompensaciją ir kuo tikiuosi užpildyti savo širdį, kuri yra užpildoma tik tai vienu kanalu, meilės kanalu. O aš tikiuosi užpildyti tą eilutę. Moteris matė, kad medis, gėrio ir blogio pažinimo medis, tai reiškia ribų peržengimo medis, geras maistui, žavus akims ir žada duoti išminties. Tai tikintys žmonės, krikščioniškoji biblinė ir judaistinė tradicija, ilgus šimtmečius gilinosi, kas ten, į ką jie pardavė, į ką jie iškeitė. Ir apaštalas Jonas savo pirmajame laiške, jo reiškia po daug tūkstančių metų nuo šitų įvykių, sako, čia yra kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Kur kūno geismas yra malonumai, akių geismas yra turtas ir valdžia, o gyvenimo puikybė yra savęs išaukštinimas, nežabotas savęs išaukštinimas. Tai labai užkoduotai, labai sutrauktai, koncentruotai, štai kame mes tikimės rasti kompensaciją. Kuo mes tikimės užpildyti mūsų alkstančias širdis. Jos yra užpildomos tik meilė, bet meilė aš bijau, nes meilė reikia būti savimi, būti nuogu. O tada mano širdis alksta ir trokšta ir aš tada bandau kompensuoti malonumais, turtu ir valdžia arba savęs išaukštinimu. Tai, ką gali duoti kūrinyje. Kūrinijos, reiškia, gerybėmis bandau užpildyti tai, ką gali užpildyti tik tai bendrystė, meilės bendrystė su kitu asmeniu. Dabar kreipkime dėmesį, kad šitie trys dalykai, malonumai, turtas ir valdžia ir savęs išaukštinimas savo pamate stovi ant gerų ir teisingų dalykų. Malonumai yra geri. Mes esame sukurti taip, kad
maistas yra skanus, poilsis yra malonus, lytiniai santykiai yra malonus. Taip esam sukurti, čia yra Dievo planas, tai yra gerai, tai yra gėris. Kada šitie dalykai tampa destruktyvūs? Kai aš peržengiu ribas saiko. Ir aš sakau, reikia daugiau, dar. Nes mano alkana širdis, kuri užpildoma tik tai meilė, alksta ir trokšta, tai labai skausminga patirtis, tas reiškia tas troškulys, ir aš bandau kišti į tą širdį vis daugiau malonumų. Turtas ir valdžia yra geri dalykai. Mes esam sukurti, reiškia, labai turtingi, visa žemė mūsų atiduota ir turintys valdžią visai žemė. Kada turtas ir valdžia tampa destruktyvūs? Kai aš nežinau saiko tam. Na va, ir nežinau, kaip jums sekasi su saiku. Ne. Ar jums sakiau, turiu tokią citatą, Warren Buffett, vienas iš 5 turtingiausių pasaulio žmonių, turbūt jo turtas kokie 300 milijardų, senukas jau, jo paklausė, kiek pinigų yra gana. Ir jis buvo atviras. Sako, truputį daugiau. Nu, jau neblogai, 300 milijardų jau toks jau suma, kaip ir pusė bėdos jau. Nu, bet va, dar truputį daugiau. Nu, valdžia. Panašiai, reiškia. Ar mes kodėl mes nesustojam? Todėl, kad mes ją neteisingai naudojam. Mes turtu ir valdžia ir malonumais bandom užkišti tai, kas gali būti užpildoma tik tai meilė. Bet meilės mes negausime, nes neteiname į bendrystę. Yra per baisu. Pripažinimas. Pripažinimas stovi ant teisingo, gero, sveiko pamato. Mes esam sukurti labai vertingi. Ir labai teisinga, kad kiti žmonės mane gerbia, mane vertina, tai yra teisinga. Kada šitas vertinimas suserga, išsipučia ir tampa nesveikas? Kai negana ir negana. Kai man reikia, kad dar daugiau, dar labiau, dar labiau mane gerbtų, pripažintų, manęs atsiklaustų darbovietėje. Nežinau, kaip jums sekasi, dauguma čia dirbantys esate, ne? Ar jūsų kartais neužknisa, kai darbovietėje kažkoks iš pavaldinių apėjo jūs. Nu ir negerai yra, negerai. Bet kodėl kodėl aš taip susidiorginu? Kodėl aš taip sudirgstu? Arba kai reiškia vairuotojas aplenkia jūs. Aš kažkaip mėgstu stebėti, pats vairuoju, be abejo, ir mėgstu stebėti elgesį žmonių, kai reiškia, įvyksta kažkoks. Kodėl žmonės tokie konkurencingi, reiškia, aplenkiau. Ne, būtinai reikia aplenkti, reiškia, ne. Na, va, tai tokie, arba pavyzdžiui, mane tikrai sudiorgina, kai man papypsina vairuojant. Reiškia, važiuoju, pyp, aš galiu visai dieną susigadinu nuotaiką, jeigu nesimsiu priemonių. Apie tas priemonės papasakosiu vėliau. Arba, jūsų veidai nedaug ką rodo, kaip sakant, nežinau, ar jūs papuolai šitas kategorijas, bet žiūrėkit, kai užleidžia žmogų, važiuojat mašina ir užleidžia žmogų, ir jisai nepadėkojo, nepamirksėjo. Ne? Kad aš dar tave užleičiau. Tai atpažinkim savyje tuos tokius, reiškia, pripažinimo, tą ilgesėlį. Ne? Tai va čia yra tokie, čia tik gėlelės yra, bet galime eiti labai toli iki didžiųjų diktatorių. Ar žinote, kad Hitleris buvo labai jautrus žmogus ir susigraudindavo, kai jam padovanodavo gėlių. Ir jam tai netrukdė padaryti tai, ką jis padarė. Jisai jaunas bernas būdamas labai supyko, kai jo neišrinko kaimo seniūnų. Na va, tai paskui galime tapti pasaulio seniūnais su labai tokiom pasiekimėm. Tai matote, kame mes bandome gauti kompensacijas. Bandom kompensacijas gauti malonumuose, turtas ir valdžia, ir savęs, ir pripažinimo ieškojimas, pripažinimo gavimas. Ir šituos 3 dalykus, kad lengviau atsiminti, tokį kalambūrą panaudosiu.
pripažinimas, valdžia, malonumai. PVM-as. Pripažinimas, valdžia, PVM-as. Pripažinimas, valdžia, malonumai. Štai kame mes tikimės rasti laimę. Kaip puolė žmonės, mes tikimės rasti laimę šitame. Ir laimės tenais nerasime. Nes ten jos nėra. Mūsų laimė yra bendrystėje. Bet bendrystė yra pavojingas dalykas. Na va, tai jūsų ir mano gyvenimo projekto sėkmė priklauso nuo to, ar mes sugebėsime įveikti savo tendenciją, ieškoti laimės PVM-e. Ir pabrėžiu, sunkioji dalis yra tai, kad mes esame PVM vartotojai teisingose ribose. Malonumai, turtas ir valdžia. Mes neturime visiškai atsisakyti malonumų, visiškai atsisakyti turto ir valdžios, visiškai atsisakyti, ne. Bet vat, tą teisingą ribą nustatyti, kurią kūrėjas nubrėžė. Ir aš sakau, bet kūrėjas nubrėžė tokią skurdžią ribą. Nu ką tu, ne. Aš pats sprendžiu, kas mane padarys laimingą. Man reikalinga daug didesnė yra, daug didesnis maštabas yra. Tai va, tai čia ta sunkioji dalis ir mūsų nelaimingumas ir vienišumas tiesiogiai kyla iš mūsų lūkesčio rasti laimę PVM-o perviršyje. PVM-o reiškia neribotame kiekyje. O čia su to PVM-u yra kaip su sūraus vandens gėrimu. Esu skaitęs knygose, kad reiškia vandeninė sudužus laivui ant plausto plūduriuojantis keleiviai likę neturi vandens, tarkim. Negalima gerti vandenyno vandens. Bet jeigu kažkas neištveria ir puola gerti, kuriam laikui troškulys lygtai sumažėja nuo to sūraus vandens, bet netrukus grįžta nauja jėga. Tai štai yra su to PVM-u. Kuriam laikui, nežinau kaip jums, kai man padidina algą, man tikrai malonu. Ne. Bet po 2 mėnesių kažkaip tai to padidinimo aš jau nejaučiu. Tada man vėl padidina algą ir man tikrai malonu. Tikrai malonu. Bet kaip greitai dingsta ta nauda. Kai nusiperki naują mobilų telefoną, nežinau kaip jums, aš tai dabar jau ne, bet kai atsirado tie mobiliakai prieš 20 kelis metus, atsimenat, tie Nokijos buvo tokie, tai aš patenku į 3 dienų tokį išprotėjimo, reiškia, kreizą, tokį tam tikrą, reiškia, ieškau optimalaus modeliuko, plano, ieškau, lyginu, nusprendžiu, tada susirandu punktą, kuriame tas modeliukas jau yra, greitai bėgu jį, kad dar jo neišpirktų, žinote, kas 2 metai buvo galima gauti naują modeliuką atnaujinant, nusiperku, pareinu namo ir tas magiškas momentas, aš jį išpakuoju ir kokiai 4 minutėm maždaug atrodo, kad taip gerai, kaip, beveik laimė. Po tų 4 minučių, ką jisai skambina, žinutės rašo, daro savo darbą ir viskas. Tai mano tas lūkestis ne čia, su šitai gali pirkti kasdien po modeliuką, žiūrėkit, kaip reklama žaidžia mūsų šito sužeistumo. Reiškia, reklamų dažniausiai matome žmogaus veido fragmentą, laikyseną, judesį, grupę žmonių, kurie vienaip ar kitaip išreiškia laimę. Ir šalia yra dantų pasta, automobilio padangos, grindų dažnų, kažkas tai, ne? Reiškia, kas duos tą laimę. Tai taip mes užkimbame, nes mes trokštam laimės. Užkimbam, nusipirkam tą mobiliuką ir tada reklama sako, brolyti, jau turi tą mobiliuką, ten iPhone'ą, koks ten tas naujausias dabar, reiškia, jūs ten gal žinote. Ir aš sakau, ir sako, jau turi, bet dar iki laimės trūksta. Jo, trūksta, sakau. Tai žiūrėk, tau žinai, ko trūksta? Tau trūksta Mercedeso naujo. Neturiu pinigų. Tai padirbėk. Ne. Padirbėjau, 10 metų dirbau, suveržęs diržus, nusipirkau tą Mercedeso, nenusipirkau aš Mercedeso. Suvažiuoju su sukiužusiu golfuku ir reklama sako, jau turi Mercedesą. Tai žinai, ko tau trūksta ir niekad galo nebus. Pastebėkite, reiškia, mums truks. Čia yra kaip gerti sūrų vandenį. Kuo daugiau turi, tuo daugiau trokšti.
kur ta riba ir kaip išsivaduoti iš šitos pozicijos. Tai ačiū už jūsų dėmesį, pratęsime po savaitės.